Va, šiandieną pradedame su amaranu. Amaranas, o su tokia raidė A, yra tas pats, kas aputure. Lietuviai mėgsta sakyti aputūrę. Tai jie dabar atskyrė savo vieną dalį brendo ir ją pradėjo vadinti amaranu arba amaran ir jinai yra skirta turinio kūrėjams. Ir aišku, netingėjo, pradėjo leisti greitai naujas prekes. Tai vat viena iš tų naujųjų yra naujoji Amarano Pan 60C panelė. Pažiūrėsim to iš arčiau, ką jinai gero turi. Panelių rinkoje mums netrūksta. Tai jinai turėtų kažką turėti tokio, dėl ko galėtų klientai susidomėti ir ją pirkti. Nu gerai. Dėžė turbūt nėra mums labai įdomi, daug yra įdomiau, kas gyvena viduj. Vienas geras dalykas, jau turim tašytę nemokamai. Ir daiktas kainuoja 190 eurų, nėra labai daug šiais laikais, tai jeigu turim gerą šviesą, pakankamai pastovų CRI, mums tinka. Atsidarytim tašytę, o kad čia daug daiktų. Gerai, nu ką, pradėkime iš eilės, turbūt nuo pagrindinio. Pagrindinė yra pati panelė. Taip, matom daug ledų, 60 mums sufleruoja, kad čia jų bus 60. Jungtis USB-C, pakankamai reikia stipraus laido, kad 65 vatus praleistų. Naujas magnetinis tvirtinimas prie studijinių stovų, jeigu labai kaito yra kuleris, kuris pašaldys motininę plokštę viduj. Toliau valdymo panelė ir vieta, kur galim tvirtinti prie bet kokio standartinio studijinio stovo. Taip, viduj keletas dalykų. Iškart turim gridą, nereikia pirkti papildomai, tai tikrai kitose panelėse to nėra. Ir, o kas čia slepiasi, nu įtariu, kad bus softboxiukas. Taip, taip, softboxiukas. Tai mes galim uždėti softboxiuką ir netgi ant jo dar galim užmontuoti gridą. Įsivaizduojat, pasidarome mini studijinę galvutę. Tai, kaip minėjau, naujo tipo tvirtinimas. Viskas prisitvirtina, tvirtai laikosi. O čia jau, jeigu paeisi šoną, galim sukti ant bet kokio standartinio stovo. Na, ar bet kokio šičio studijinio. Grįžtam, pažiūrim, kaip nusiema, nes nusiimti turėtų irgi greitai. Va, yra mygtukas, paspaudžiau, viskas, nujungiu. Čia yra laidas į 220 ir USB-C laidas, kuris jungiasi prie adapterio, tiesiai dedamas į panelės šoną. Kadangi mūsų rozetė yra šiek tiek toliau, tai aš jo pačio nejungsiu, o pajungsiu jum ir parodysiu tiesiai, kaip veikia nuo powerbanko. Pažiūrėsim panelę, kaip jungiasi. Čia USB-C laidas, pajungiau, užsidegė mėlynas mygtukas, reiškia jau jinai turbūt norės įsijungti. Palaikom 1 sekundę, kažkas jau žaliai dega, žiūrim. Viskas žalia. Gerai, čia turbūt įdomiau valdymas, tai kad jinai turi RGB, mes jau ir taip žinojom. Tai žiūrim, ką galime čia naudoti. RGB pasirinkimai, FX. Tai galim užėjti, kad žinoti, tai čia yra ferverko, maudas, režimas pavadinkim, po to čia kažkokio vakarėlio režimas, žaibo imitacija, televizoriaus imitacija, čia pulsuojanti šviesa, jeigu aš čia įeisiu, matysit, jinai tokia pulsuojanti kartais iš galo, galim tokį efektą pasidaryti, kažką filmuojant visai neblogai, žinai. Čia yra maudas, kai gali naudoti hue, saturation, tai čia gali naudoti visokias standartinės šviesos, keisti standartinės šviesos režimus. Grįžtam į pačią pradžią, kur aš jums rodžiau efektus. Čia dar yra fotoaparato režimas, suvirintojo režimas ir policijos režimas vakarėlio. Tai čia jeigu reikia kažkokių režimų, čia yra Bluetooth'as, čia yra gali kustomizuoti, yra kažkoks naujas studijos režimas, reikės kažkada pabandyti. Čia yra režimas, kai jungiame, kai galim naudoti arba didinti šviesą pliusą į minusą. Toliau kalbą keisti, galime jungti, jeigu kaito mūsų kuleriuką. Toliau standartiniai režimai. Čia yra RGB režimas, tai pavyzdžiui pasėmiau redą, užsididinau, galiu green visiškai numažinti, tai tada turėsiu stipriai raudoną spalvą. Standartinis režimas, tai yra baltos, šiltesnės ar šaltesnės spalvos režimas, taip žiūrėkit, kaip jis irgi įdomiai veikia intensyvumą, aš pasididinau iki 100%, tada aš dabar galiu keitinėti
kalvinus. Kalvinai reiškia, kad mes turim, žiūrėkit, dabar super šiltą šviesą. Tai labai retai būna pas panelių, kad galėtum padaryti 1800 kalvinų. Dažniausiai baigėsi ant 2400. Tai čia aš galiu daryti super šiltą šviesą, jeigu ten reikia kauzi, čia aplinkos tokios. Arba, žiūrėkit, ir galiu kiek užsišaltinti ją iki pat 20 000. Tai čia turbūt dažniausiai bus naudojami režimai, ne RGB, ne visi šitie efektai, o čia yra pats pagrindinis, ko reikia filmuojant turinį. Arba labai šalto, o šiaip dažniausiai reikia 5600, čia yra toksai mūsų standartas. Filmuojant, tai čia yra ta standartinė, natūrali šviesa skaitoma. Nors aš mėgstu ryškiai šiltesnę šviesą visą laiką filmuojant. Tai šitas režimas irgi turi tam tikrą išskirtinumą, kad gali ir super šiltą, ir super šaltą šviesą pasirinkti. Tai va tokia mūsų nauja panelė. Maža, graži, pakankamai galinga. Jeigu žiūrėsime į 60 ir ledinių diodų panelės ir kas įdomiausia, kad jinai veikia nuo powerbankų, nebereikia iš galo jokių F-type baterijų dėti ar V-mount baterijas brangias pirkti dabar bet kokį powerbanką. Mes čia turim labai galingą, bet kad ir turit visai nedidelį powerbanką, galit pajungti ir nuo jo naudoti. O jeigu nieko neturit, tai ką dedame tiesiai USB-C, kišam į 220 ir naudojam. Tai va, tokie dalykai iš Amarano šiai dienai. Taip kad labai galit pagalvoti ir apie tokį pasirinkimą, nes dabar šviesos reikia, turinį kurti reikia, turėsim gerą apšvietimą, turėsim gerą vaizdą. Gerai, tada šiam kartui tiek ir iki.